nuostabių spalvų. Tad niekad nebijok akis pakelti ir pasvajot. Dėl nieko neliūdėk, likimas visą turi ir planą B. Kita dalis yra kažkur, pasaulis sukas ratu. Nebus jau nieko atskirai, kartu sukūrėm savo rojų. Mes susikibę tarsi aitvarai, nebijom skristi į rytojų. Nebus jau nieko atskirai, nes būtent taip aš ir svajojau. Kai aš tave, o tu mane radai, tau visą širdį dovanojau. Nebus jau nieko atskirai, kartu sukūrėm savo rojų. Mes susikibę tarsi aitvarai, nebijom skristi į rytojų. Nebus jau nieko atskirai, nes būtent taip aš ir svajojau. Kai aš tave, o tu mane radai, tau visą širdį dovanojau. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas. Štai kur klausimas. Simona, klausimas numeris 1. Ar mes šiandien patrauksime su tavimi į pliažą? Lėksim į pliažą, tai Kaip? aš galvoju, Koks bus outfitukas? kokią man tavo, maudimkę pasakyk? imti. Tai klausai, pirmas klausytojas, kuris skambino, tai galėtų praktiškai nieko neimti. Galima į nudistų pliažą Va, greitai. va, aš Gerai, taip. 1823 mes šiandien jūsų klausėme, ar jūs erzina, pavyzdžiui, jeigu kažkas ten, nežinau, gal negražus koks maudimukas, pavyzdžiui, ar per nelygi šaukiantis, gal, tarkim, ar jūs tiesiog, jeigu jau einat į pliažą, tai nei savęs nevaržot, nei kitų pastebit ir jūsų tikslas yra ilsėtis, o ne į kitus žiūrėti. Šiaip aš tuoj pakalbėsim, aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, mane labai erzina, kai žmogus, tikrai būna tokių žmonių, kurie neproporcingai, kaip pasakyti, ne pagal išvaizdą pasirenka Maudimkę? bikinį, taip, Lietus, alio. Taip, laba diena. Labas, ko vardu? Petras. Petrai, iš kur jūs paskambinot? Prie jūros lekėt? Ne, darbo reikalais. Gerai, Gerai, Petrai. ar jūs atkreipėt dėmesį pliaže į tai, kaip apsirengia žmonės, ar nežinau, jūs erzina, ar jeigu pavyzdžiui, būtų galimybė... Ne, kadangi aš dėmesio nekreipiu, tai manęs neerzina, bet man vienas klausimas kyla. Taip, Pliažas yra vieša vieta ar ne? vieša, Vieša. taip. O tai jeigu aš vidury miesto, taip savo grožybės demonstruočiau. Irgi vieša vieta. Tai Taip, vat klausimas, ar tinka ar netinka? bet pliažas ir gatvė tai skirtinga, juk jūs suprantate Bet tai tiek. vieša vieta. Bet tai, Samprata vieša Aš vieta. suprantu, kad norite pasakyti, kad įstatymiškai praktiškai jūs galite vaikščioti su tuo bikiniu ir po miestų, jūs tą norite pasakyti. Tai čia kaip kas supranta. Gerai, ačiū. Aš Gerai. suprantu, Čia kita truputėlį yra, man atrodo, kitas reikalas. Sveiki. Labą dieną, Kas mums paskambino? Gintaras Biržai. Labai Malonu, malonu. Gintarai. Tik vyrams maudimkės rūpi, aš nesuprantu, kur moteris. Gerai, Gintarai, tai ką, pavyzdžiui, sakytumėte, ar pritartumėte, kad moteris nuo šiol, pavyzdžiui, be viršutinės bikinio dalies eitų į pliažą? O kodėl ne? Aš nežinau, kodėl ne. Jei jom patogu, prašom. Aš irgi taip galvoju, aš tai manau, kad turi būti legaliai leidžiama moterimis vaikščioti ir po miestą su tuo pačiu Ne, o bikiniu šiaip, ar be jo, pavyzdžiui, ne? šiaip-
Taip. O Nu, šiaip po miestą tai gal ne. po miestą gal Nu, ko ne. Bet pavyzdžiui, šiaip galima Lietuvos paplūdimėje būti be viršutinės dalies? Turbūt galima. Aš manau, kad galima būti tik tai Galima. nudistų. Bet Ai, turi gali. būti, man atrodo, atskiri jie. Bet bendram pleže, nu, tai negali. Bendram, man atrodo, gal Nu, negali. bendram pleže gal ir nederėtų, bet kai deginasi, nusima tos lemenukus, tai nieko blogo. Viskas gerai, ar ne? Nu, gerai. Bet ir tada, o ką, jūs apsimetat, kad nieko nematot, kaip vat elgėtės tuomet? Prie žmonos apsimetu, kad nematom. Ačiū labai. Oi, gerai, Lietus, alio. Sveiki. Kas mums paskambino? Alio. Alio, sveiki. Labą dieną. Nu, va, Pavardų. moteris pagaliau, prikalbinau ir moteris prabilti šito Tikrai klausimu. Kuo vardu esat? Iveta. Iveta, gerai, kokia jūsų nuomonė? Na, šiaip erzina kažkokia, nes vis dėlto yra viešose vietose ir vaikai, ir, kaip pasakysiu, visur kažkiek santūrumo reiktų turėti. Nes ateina su vaikais ir mažam vaikui aiškint, kad ten kuris nu, atsiprašant, nesikišiai publiką, kaip, nes, nu, būna viešose, kad ir tikrai Žodžiu, reikėtų kažkaip atsižvelgti į tai, kad tai yra vieša vieta ir, nu, taip nepersistengti. Sveiki. Ačiū, aš jau bandau paskelbti įstatymą. Lietus, alio, truputį tyliau radijo imtuvą ir galėsim pasikalbėti. Galėsim pasikalbėti. Sveiki, kuo vardu? Sveiki, Irena. Irena, o jūs, ar atkreipiate dėmesį apskritai, kaip atrodo žmonės paplūdimyje? Be abejo, tai tu kažkur, kur tu eini, tu visada atkreipi dėmesį žmonės, bet ir tu juos ir ne. Hoje Ismaine, grab da putaria. Tum 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 Buvimas visiškai nuogam ir bauda nuo 30 iki 240 eurų. Ulala. Va. Pasirodo. Bet, bet jeigu vat, yra šniurelis, aš nežinau. O šniuriuko tai nieks, nu. Nu tai užsidėjai tą šniurelį, Mikro, makro? tą mikro makro ekonomiką. Ir žinai, su pincetu reikia jį nusimti. Bet kuriuo atveju aš tai linkiu, kad jūs tiesiog... Gerų atostogų visiems. Taip, visi atsipalaiduokite ir kaip ten jau kas apsirengia, gal tiek to. Pasiilgau žydinčių laukų ir ryto vasaros nukloto braškė. Aš pasiilgau mūsų Baltijos krantų, kurių bangom viens kito kūną taškė. Atleisk, atsiprašau, kad tau birželį pasakiau, kodėl nesupratau, kiek daug man reiškia jau žinau. Ta-ta-ta-ta-ta. Geltonos pienės